Na, sveikas, telefono 8 gal procentai, tai greit va prabėgam. Uždengtas, čia pats senai labai bemačiau. Tas reikalas visas. Kas čia dabar? Kaip čia kas atrodo. Pradėkim nuo galo gal. Taip, žvaigždė galai nauja. Viskas nudažyta milteliniu būdu, ratai perrinkti, stipinai nauja, ištiesinta, veržlės nuchromuotas, nes surinkau, pradėjęs ten rudyti, vėl tenai, kaip ir tempikliai. Tempikliai darbė yra padaryti iš nerudyjančio plieno perdirbų, tai juos teks tik įdėti. Va, tas lintuvai tavo, kur pirkaisi. Čia va pagrindas tą visą šaršalyną sutvarkyti lyka man. Nu, elektra pagrindas. Pagrindas elektra. Baką matei, nudažytą sėdynę matei, bet sėdynę reiks vežti pasivėję biškį pataisyti. Nu, kaip nepataisyti, bet atvilkt atgal, nes kažkoks lopas laidus šviesų pamiršo pravesti pro vidinę pusę. Tai vat. Varikliukas perrinktas, kaip sakyt, nuo širdies. Viskas sudėta, kas geriausia, kas įmanoma padaryti. Čia į tą žvakis nekreip dėmesio, čia laikinai, kad šiukšlių nepribirėtų. Tik tai degimas CDI 200 vatų. Galėsi prie kokią ežeriuką kolonėlę šerti. Taip, kas toliau? Lempa, šitas lemputės yra naujas, jungiklius, kaip tariam, klasikinius, šitos labai gražus, nes trečiuks buvo su tokiais jungtukais, tai jungtukai visiškai nauji. Čia bus ilgas trumpas, anoj pusėje posūkiai ir pipipt. Tai jau, vat. Na, vėliavėlės jos biški netitinka to tavo įžalų, jeigu labai greit gausi, kitas uždėsiu, kas priklauso, bet savo uždėjau, nes, nu, nebebuvo jau kur trauktis. Tai va, iš pravotkės tiek, va, čia bus viskas surišta, susekta, jos labai minimaliai. Nežinau, kam ten originaliai tiek klaidų yra, per pus gali mažiau padaryti ir viskas veikia, čia jokių šaršalinių, jokių nieko, viskas gražiai saini lempa. Tai va, ką dar čia? Veržlės, kaip sakiau, chromas, priekinė ašis chromas, tik kažkoks lopas nusintė nuchromuoti 56 ašį, tai nežinau, kaip čia bus su jų dar. Šita alkūnė yra, nupirkau naują visiškai naują jinai, iš anos pusės ir biški pakelt mažytę rudelytę, bet intiesi graži. Kitos negau, kita dar viena buvo tavo pusė veldė, apačioj yra kelias duobės tada, bet tada taip atsišveitė visai, kaip sakant, žiūris. Manau, į bendrą vaizdą įsipaišys. Varžtai, aišku, chromas, ne chromas, o nerudyjančią plieną, nežinau, aš nemėgstu, kai po metų laiką saprūdysis, visi važiuoja, motociklas būtų lyg ir gražus, varžtai supuvė, ir baisiau. Čia tie babinas laida, aišku, susitrumpins pagal poreikį. Tie visi dalykai susisuks į savo vietas. Tai čia pagrindas ir lykas elektroninis. Bakas tvarkoj, kabūrai tvarkoj, nu kitam garažui. Baką matė, kabūrų nematai. Ir kelias šitas detalės dar lyka nuvešiu rytoj, gal nebespėsiu, nes aš šiandien jau labai pavargęs miegą noriu. Rytoj aš nusiardysiu ir nuvešiu nudažyti miltelinio. Tai priekinės sparno tie laikikliai, galinės, kojelės atlenkiamos laikikliai, galinės lempas laikiklis. Posūkių laikikliai, aišku, ištekinti iš nerūdyjančią plieną, laikys
kaip sakant, ir vaikam užteks, ir sūnus užaugs, ir spės sudaužyti ir sudrožti. Ta motociklą, nu ką, variklio dangtelis papoliruotas, blokas dažytas, cilindras dažytas, karščiui atspariais, laiku patikrinta, nu čia nuo benzino bunkat, bet nėra ką norėti jau. Ir taip pakankamai, sakyčiau, viskas čiki piki. Aišku, trūksta lempas lankelė, negaunu gražaus, reiks kažkas galvot. Galvosim, nežinau, gal, kaip sakant, kai pasižadėjau padaryti iki švenčių, gal ir atsiras jisai. Kas dar? Aišku, kitos pusės ašies galas chromas. Duslintuvai, kur pats perkais. Problema yra biški su veržlėm. Kaip ir žadėję naujas. Tai vat, laukiu, o jeigu ne, tai suksim gal senas, padažysim kažką, nes šiaip sukus senas, blėt, nebegražu. Tai va, toliau viskas, kojelių, gubas naujas, priekinės, galinės. Šitos daiktus buvau nudažęs sidabrinį, bet nesižiūri, nusivežiu į darbą, vienas jau nupoliruotas gražiai, kad blizgėtų, lyga dar vienas nupoliruot, nu čia ne problema. Čia ne problema. Dangtelio priveržimo ant rato. Turgai kažkaip netyčia ėjau, visai žiūri, nauji guli, senų laikų su manžetukais, su viskuo, sakau, kiek sako, 6 eurų, daug jos čia, sakau. Kaip ir laikiau sau, bet tas sau, tai žinai, kol pasidarysi. Daug kas klausia, kaip atrodo mano motociklas. Mano motociklas per vietos laiką atrodo va šitaip, va čia va tie spardai guli, tas rėmas surudėjęs. Na ir ten va keletą va grožybių padaryta, viskas. Nu čia mano, kaip sakant. Tai va, priekinis ratas tvarkoj, sparnas tvarkoj. Stabdžiai prieki tvarkoj, troselius turiu, pagrindas lyga tik tai su elektra. Nu taip, dangtelį nupoliruoti reikės, nes tas dangtelis šoninis sankabas visiškai neliestas. Veržlės irgi turgui nupirkau naujas, už kelis eurus visiškai. Tai va daug tokių dalykų, kaip sakyt, kai taip neskubu buvo, susirinka naujų detalių labai pigiai, originalių gerų detalių. Tai va, padangą irgi radau pusę veldę, nes pastebi, protektorius kaip ir geras, bet taip sąžiai, kad net, skauda žiūrėti. Skauda žiūrėti tiesiog. Demperis tavo miręs buvo, radau, pas save įdėjau. Iš tik radau, aš čia pridėjau savo tų detalių, bet aš jų skaičiuoju, nei ką, tiesiog, kai būna renki ir viskas. Šiaip bendram vaizde labai viskas gražiai atrodo, tikrai geriau bus negu naujas, kad jis buvo. Tai va, tiek, kaip sakau, irgi noriu iki tų švenčių padaryti, atiduoti ir čia jau prieš 8 mėnesius turėjo būti tas dalykas padarytas, bet, ir kaip ir pats supranti, sužinojau, kokią situaciją, nei aš ko norėjau, nei tas įžastavo, man rūpėjo, atvirai pasakys. Taip jis daugiau stovėjo, negu ten prie jo dirbo buvo. Tai va, dabar čia paskutiniu laiku labai pasistengiau, variklį įdėjau, ratas, duslintuvus, viskas riktavojau. Ir kaip ir viskas čiki piki. Dėl variklio net nesuku galvos, jisai kaip laikrodukas bus. Net minčių neturiu tokių, kad neužsikurs dar kažkas. Tai man tiek žinių. Nebijok, nei vienas tavo varžtas niekur nedinga per tą laiką. Nesuprastėja niekas. Kaip sakant, padarysi, manau, nenusivilsi. Tai va, kaip sakiau, poryt nuvešiu kelias detalės dar nudažyti. Laikikliukai keli, stabdžių sankabas tie rėmeliai. Kelias smulkmenas dalyką, juodai biltelį dedu dažyti. O šiaip tai viskas yra.
Tikiuosi per savaitgalį prisėsti prie tos pravodkės, prie kurios tikrai labai nenoriu sėsti, nes labai užima daug laiko, daug galvojimo ir taip toliau, bet nu ką padarysi, yra kaip yra. Pats prisėmiau, pats turiu jį padaryti. Tai man baka gumas irgi pastau paplerė ten buvo. Turiu donarinės, kaip sakant. Naujų nepirkau, nes donarinės kaip ir geriau. Tai va toks va, kaip sakant, bendras vaizdelis. Nežinau, tavo teismo, jeigu nori kažko kitaip, tai sakyk, darysim kažką kitaip. Taip, dabar dėl tų posakių tavo, nu, pažiūrim į tas posakius, nublukus į stikliukais pridedam prie to motociklą. Nu, nahui. Nu, nahui. Kažką, manau, sugalvosiu kitaip. Kitaip, kad būtų gražiau, skoningiau ir. Tikiuosi, kad tau tas motociklas teiks tikrai daug džiaugsmo, trauks praeivių dėmesį, kad praeivių dėmesį trauks tai tikrai, nes kiek važinėjau su savo irgi, ten degalinė važiuoti, degalinės, ten bendraminčių prisirenka ir valandą, kaip sakant, užmušta šnekom. Tai va, tiek, nepyk, kad taip ilgai ir gavas kaip gavas, bet padarysim. Tai va, iki, labą naktį.